Sveiki, su jumis Fartakus iš Oxtrades ir šiandien norėjau šiek tiek papasakoti apie TradingView, kaip jį naudoti, dėl ko jinai yra gera platforma, gal kažkokį trūkumų turi ir taip toliau. Tai visų pirma, kas yra tas TradingView, tai yra ko gero populiariausia chartų analizės arba grafiko analizės platforma, kurioje tikrai yra labai daug funkcionalumo, tokių kaip screenerių, tie patys chartai, gali taip pat pamatyti naujienas, kalendorius naujienų ir taip toliau ir taip toliau. Tai kaip jūs galit gauti TradingView, tai tiesiog galit, jeigu norit naudoti per telefoną, galit nueiti ar per App Store ar į Google Play priklausomai nuo to, ką jūs naudojate, ar Apple ar Androidą, ir tiesiog rasti tikrai tenai. Kitas būdas, kaip jūs galite gauti, tai yra tiesiog nueiti į TradingView puslapį ir tenai galite parsisiųsti aplikaciją į savo kompiuterį arba galite tiesiog naudoti per savo browserį, tai ar per Chrome, ar per Opera, belę ką naudoti. Tai parsisiuntus į desktopą, aš manau, yra šiek tiek daugiau privalumų, vien tik tai dėl to, kad jinai šiek tiek sklandžiau veikia, nei naudojant per browserį. Patartina, jeigu jūs naudosit per browserį, naudoti per Chrome. Dėl ko? Dėl to, kad Chrome'as taip pat šiek tiek stabiliau palaiko visą tą judesį ir jisai nėra toks, sakykime, laginantis. Tai prisiregistravus ir parsisiuntus atsidarius TradingView, pirmas puslapis ko gero bus toks ir ką darom vos tik tai atsidarę, tai tiesiog norim atidaryti savo pirmus chartus, tai kaip prie chartų nueiti, tiesiog galim paspausti ant Markets ir atsidaryti belio kokį savo, sakykime, chartą. Vos atsidarius matysit maždaug kažką tokio, aišku, pas jūs spalvos bus kitokios, tai bus žalios ir raudonos, bet dėl tam tikrų psichologinių priežasčių, tam tikrais atvejais yra net patartina tiesiog pirmas dalykas, ką daryti, tai pasikeisti spalvas. Kaip galima pasikeisti savo darbastalio, sakykime, spalvas, tai yra tiesiog spaudžiam dešinį pelės klavišą ant savo Canvas, Settings ir Symbols. Tai Symbols bus jūsų žvakių spalvos. Čia galit pasikeisti į vėliau kokią jums patinka ir taip pat ir kontūrus galit pasikeisti spalvas, taip pat kaip ir knatus arba angliškai vykus. Taip pat galite irgi pasikeisti savo time zoną, bet taip pat galima pasikeisti ir čionai. Kitas dalykas, kas irgi gan aktualu daugumai žmonių, tai būtų pasikeisti patį backgroundą arba canvas nustatymus, tai galite pasikeisti spalvas į kokias jūs tik tai norit, ir šiuo atveju tiesiog man labiau patinka balta. Tačiau jeigu norit, galite naudoti ir dvi spalvas, taipogi pasikeisti savo dizainą, kokį tik tai norit. Jeigu jums patinka kažkokia spalva, ką jūs galite padaryti, jūs galite saugoti savo costume paletę ir kaip tai padaryti. Spaudžiam ant pliuso. Jeigu turit spalvos kodą, galite įrašyti. Jeigu nesate tikri, tiesiog galite pasikoreguoti, susirasti spalvą, kuri jums labai patinka ir tiesiog paspausti Add. Ir kas dabar bus, tai tiesiog šita spalva visą laiką bus pasiekima. Ne tik čianai ant backgroundo, tačiau, kaip matom, netgi ir čianai ir belio kur kitur, kur jūs norėsit tą spalvą panaudoti. Tai būtų pirmas iš dalykų, aišku, turim papildomai apie linijas, kokias informacijas norim ir panašiai. Visokių nustatymų, su kuriais tikrai galit pasižaisti, bet pats aš asmeniškai nelabai ką čia keičiau ir man nelabai yra aktualu. Kai, sakykime, įsisaugot savo arba susirandat savo kažkokį įdomų dizainą, tai
ką galit padaryti dėl viso pikto, kad ateičiai turėtumėt, tai yra įsisaugoti. Ir kaip taip galima padaryti, tiesiog paspaudžiam čionai, save-as, pavadinimą parašom, kadangi mano pavadinimas toks yra, tiesiog paspausim jo, clean, tiesiog ok, ir viskas. Ir kitą kartą, ką galėsiu daryti, tai labai greitai galėsiu tiesiog pasikeisti. Tai tiek. Dabar vienas pagrindinių dalykų tai būtų irgi susirasti savo tikerį, kurį jūs norit analizuoti ar peržvelgti ir panašiai. Tai kaip tai galima padaryti ant TradingView? Pirmas būdas, kaip jūs galite tai padaryti, paspausti čionai, pasirašyti savo pavadinimą ir tiesiog paspausti ant savo tikerio. Kitas būdas yra čionai, aišku, paspausti, iš esmės viskas tas pats, arba tiesiog galit nieko nedarant pradėti rašyti ir galų gale susirasti savo tikerį, kurį jūs norit. Kadangi aš treidinu kripto, tai tiesiog kripto chartą ir įsijungsiu. Tai taip atsidarom savo tikerį ir toliau kitas dalykas. Galim pridėti palyginimui, norim kažkokį dalyką pasižiūrėti, galbūt yra kažkokių, sakykime, tam tikrų patternų, kai vienas assetas galbūt kyla, kitas krenta, galima prisidėti ir be problemų tiesiog, sakykime, pasilyginti su. Kitas dalykas, tai turim daug visokių pasirinkimų, kas liečia timeframe'us. Jūs ko gero gali būti taip, kad tiesiog jų nerodys, tai tiesiog paspaudžiam ant rodiklę žemyn ir tiesiog pamatysit daug visokių skirtingų timeframe'ų. Jeigu matot, kad jums patinka kažkoks timeframe'as, gali tiesiog prisidėti į favoritus ir ko pasekoje kas įvyks, tai tiesiog prisidės į greitai pasiekiamą barą. Ir tiesiog bele kada galėsit pasikeisti savo timeframe'ą. Jeigu neranda to, ko jūs norit, galit custom timeframe'ą įsidėti. Pavyzdžiui, turim 2 dienų, bet aš, sakykime, noriu 2 dienų. Galiu tiesiog prisidėti, jisai automatiškai čionai atsiras, prisidedam į favorites ir tiesiog bele kada galim įsijungti. Nenorim, tiesiog galim išimti iš favorites ir viskas, arba iš vis ištrinti. Taip pat, ką turim skirtingų chartų tipus, tai turim candles, turim tuščiavidurius candles, turim footprint chartus, tiem, kurie šiek tiek pažengę tradinime, bet tikrai nedaug žinau žmonių, kurie nors kartais įsijungia būtent šitą chartą, nes yra tikrai geresnių platformų tam. TPO profilius turim, kuriuos irgi galim pasižiūrėti ir pasikonfigūruoti pagal savo norimus nustatymus. Ką turim taip pat, tai turim session profile, volume profile, kuris irgi yra šiek tiek pažengusiems traderiams ir taip toliau ir taip toliau. Tai šansas yra, kad jeigu tradinat pagal kitokius nei tiesiog paprastus candles chartus, kad tiesiog turėsit šitą galimybę ir prisidėti pas save į TradingView. Kaip ir su timeframe'ais, taip pat skirtingus chartus galima tiesiog prisidėti pas save favoritus ir tada labai lengvai galėsit bele kada persijungti savo norimą chartą. Tai ką turim toliau, turim indikatorius ir tuose indikatoriuose turim visokius community sukurtus indikatorius pagal belio kokį dalyką ir taip pat turim ir strategijas, kurias galima prisidėti ir panašiai. Indikatorius taip pat galim patys kurtis ir naudoti. Šiais laikais labai populiaru yra naudoti ChatGPT, susikurti kažkokį
kažkokį, sakykime, indikatorių savo, kad palengvintų jūsų gyvenimą ir greitai gautumėt kažkokį lygį markete ir taip sutaupyti tikrai daug laiko. Tai kaip prisidėti indikatorius, tai tiesiog galim tiesiog parašyti RSI. Jeigu prisidėsim į favorites, pas mus jie bus sąraše, greitai pasiekiami. Ir paspaudus ant mūsų norimo indikatorių, jisai tiesiog atsiras pas mus ant charto. Ir čia taip pat 2 kartus paspaudus galim labai greitai pakeisti savo nustatymus ir pagal savo tam tikrus kriterijus tradinti. Kitas dalykas irgi, kas yra labai naudinga, tai yra, jeigu turim prisidėję daug visokių indikatorių ir mes norim matyti tik tai chartą, yra tokia galimybė, kad mes galim tiesiog paspausti Maximize Pane ir tiesiog tie indikatoriai pasisleps tol, kol jūs nepaspausite atgal čia. Ir tai yra tikrai labai geras dalykas ir aš labai dažnai naudoju, kadangi aš turiu tikrai ne vieną indikatorių, kurį esu prisidėjęs. Tai tiek. Judant toliau, ką turim, tai turim, jeigu turim kažkokį setupą pagal kurį tam tikrais atvejais norim tradinti, apie kokius setupus kalbu, tai kalbu apie tai, sakykime, turit kažkokį paketą indikatorių prisidėję pas save ant TradingView darbastulio. Ir greitai norit persijungti kitą kažkokį template'ą, tai ką jūs galit padaryti, tai jūs tiesiog galit įsisaugot template'ą, pasirašyti kažką, prisidėti, jeigu norit irgi kažkokie emojiai, kad paprasčiau būtų suprasti ir tiesiog galit įsisaugot simbolių, kad visą laiką tą patį simbolį jum įjungtų, arba įsisaugot ir intervalą, bet aš niekada nespaudžiu šitų, tai tiesiog šiuo atveju paspausiu Save. Ir galiu prisidėti vėlgi prie favorites ir labai greitai galiu tiesiog paspaudus įsijungti savo tam tikrą setupą. Taip pat turim alertus galim susikurti šiek tiek paprasčiau nei paspaudę čianai ir kaip mes tai galim pasidaryti. Sakykime, jeigu norim prisidėti kažkokį alertą pagal levelį ar beleką, mes galim tiesiog paspausti ant pliusiuko šalia kainos ir tada pridėti alertą. Toliau galim tą alertą judinti, kur mes norim. Paspaudę 2 kartus galim pasirašyti tiesiog žinutę. Tarkim, kažką tokio ir tiesiog galim nusitraukti savo ant maždaug reikiamos kainos ir geriausiai prieš pat, kad spėtume sureaguoti. Taip pat alertus galima ir pagal indikatorius prisidėti, tai ar VWAP-ai kažkokie būtų, ar Session New York ir, sakykime, tik tai vos prasidėjus New Yorko sesija, ar tai, sakykime, tam tikrai dienai gausim irgi alertą. Tų indikatorių tikrai yra labai daug ir kiekvienas indikatorius gali turėti pagal save tam tikrus alertus įsidaręs. Tai, pavyzdžiui, pagal RSI jūs galite nusistatyti, kad jeigu kaina pakyla aukščiau kokio 80 ar 70 RSI, noriu gauti alertą. Ir tada gausi tiek į telefoną, tiek jeigu turite atsidarę TradingView per kompiuterį, tiek per kompiuterį gausit pranešimą. Būdų, kaip gauti pranešimus apie alertus, tikrai yra ne vienas, galite čia labai greit nusistatyti. Jeigu norit gauti pranešimą į savo telefoną, tai checkmarkinat šitą. Šito beveik niekad nenaudoju, galite į mailą, jeigu tik tai norit.
Per webhooką galite irgi pasidaryti, kad jum į Discordą tiesiog mėtytų. Ir toliau galit pasikeisti tiesiog garsą, kokį jūs ten norit. Žinot, koks garsas galite tiesiog pasiklausyti. Ir tiek. Ir tada, kai baigėt konfigūruotis, taip pat pavadinimą galit pasikeisti. Kai baigėt konfigūruotis, tiesiog irgi nepamirštam, kad reiktų tiesiog įsijungti, kada tai bus negalimas. Tiesiog spaudžiat save ir viskas. Dabar, kai price actionas ateis, tam tikrą vietą, kur jūs norit gauti alertą, tada tiesiog gausit pranešimus. Tai tiek. Kitas dalykas tai yra replay ir čia yra labai svarbus dalykas, ką tikrai reiktų visiems pradedantiesiems. Dėl ko? Dėl to, kad būtent naudojant šitą dalyką jūs galit labai gražiai įsitestuoti savo strategijas, ar jos veikia, ar jūsų idėjos yra veikiančios, įsivesti tam tikrą statistiką, toliau gauti praktikos ir patirties, kaip įeiti į tam tikrus treidus ir panašiai. Ir kai tai naudoti, tai tiesiog, kaip ir rodžiau, pirmas dalykas, ką gausit, tai paspausit ant replay ir tiesiog galėsit pasirinkti, kur jūs norit grįžti, sakykim, čionai, ne? Grįžit čionai, galit pasirinkti greitį, pagal kokį greitį candles judės. Taip pat, jeigu ne čia pataikėt, galit paspausti ant select bar ir toliau nujudėti. Sekantis dalykas tai bus play tai tiesiog darys taką ir sako, tai tiesiog pradės, jūsų candle pradės judėti, galit netgi judėjimo metu keisti greitį, jeigu jūs tik tai norit. Ir taip toliau. Arba galit po dalį, sakykim, to judėjimo irgi judėti kažkur iki jūsų entry ir taip toliau. Išjungti replay, tai tiesiog paspausit vieną kartą ir yes. Jeigu kažką uždedat ne ten, kur reikia, sakykim, kažkokią liniją, ne ten, kur reikia, ne? Ką jūs galite daryti? Ctrl Z ir viskas. Arba paspausit čionai. Ir įvyks visiškai tas pats dalykas, grįšit prieš tai padarytą veiksmą ir tiek. Ką turim toliau? Tai turim toliau visokius dalykus, kuriuos tiesiog galim naudoti, pasikeisti savo crosshairą ir prisidėti tam tikrus dalykus kaip trendlinus, ar tai ray, horizontal ray, vertical line ir taip toliau. Fibonacci lygiai visokie, Elliott wave'ų, long short pozicijos ir taip toliau. Čia tikrai yra labai daug visokių opcijų, kurias galit prisidėti ir tiesiog naudoti darant savo techninės analizės. Kas pas mane yra? Pas mane yra šitas baras, kuris turi ne vieną pasirinkimą, kurie ateina iš šiandien. Kaip padaryti, nes pas jūs, kai tik tai atsidarysit, ko gero nebus šito baro. Ir kaip jį susikurti, tai tiesiog vos prisidėjus pirmą dalyką į favorites, iš būtent šitų opcijų pas jūs automatiškai tas dalykas atsiras šiandien. Ir pagal savo tam tikrus kriterijus galite juos judinti, kur jums būtų patogiau, kad jisai būtų. Ir tą barą galite ir čia laikyti, ir taip toliau. Labai svarbus dalykas, ką tikrai reiktų visiems irgi daryti, tiesiog įsijungti magnetą. Jeigu neturit magneto ir jūs norit kažkur uždėti lygiai kažkokį levelį, matot, kad jūs nesnapinat. Ir dėl ko tai yra blogai.
Jeigu jūs ieškot kažkokio tikslaus lygio, jūs tiesiog nepaimsite tikslaus lygio. Tai būtent čia tas magnetas ir yra labai naudingas, nes matot automatiškai jisai prisiginėja prie tam tikrų levelių mūsų horizontal array. Reiktų tiesiog pasikeisti spalvas. Ir tiek. Tai magnetas tikrai labai svarbus dalykas yra ir tikrai patariu dažnai naudoti ir tiesiog nedaryti klaidų, kur nenaudojant magneto nusistatot kažkokius lygius ir automatiškai tie lygiai nėra visiškai tikslus. Tai kitas dalykas, kas irgi yra unikalų, gal sakykim, bet tas unikalumas irgi tiesiog ateina iš to būdo, kurį irgi galit labai greitai persijungti per tam tikrų savo templates setupus. Tai pavyzdžiui, ką turiu omeny? Kai turit kažkokį chartą ir norit turėti kažkokį tuščią chartą. Pavyzdžiui, prisidėsim kažkokiu lygiu, ane? Kažkokią techninę analizę, sakykim, pasidarom, ane? Čia belio kur susidėliosiu savo horizontal arrays, tarkim, ane? Ką galiu padaryti? Galiu paspausti šiandien. Galiu sharinti savo chartus, sakykime, jeigu aš nukopijuosiu šitą linką ir pasidalinsiu su savo draugu, mano draugas galės tiesiog paimti ir atsidaryti šitą chartą. Arba galiu tiesiog įsisaugot visą layoutą ir pasakyti, tiesiog duoti pavadinimą ir įsisaugot. Ir ką dabar galiu daryti? Galiu prisidėti į favorites. Backtesting kol kas išimsim. Jisai neprideda. Tiek to. Iš esmės galit labai greitai susikurti kažkokį savo ten tą chartą, vėlgi įsijungti kažkokį, kokį tik tai norit savo tickerį. Įsisaugoti jį. Tiesiog jisai bus daug lengviau pasiekiamas jums. Ir tai yra tikrai daug paprasčiau. Sakykime, jeigu nenorit per daug visokių dalykų prisidėti pas save ant charto, būtent tada tai yra labai naudinga. Tai jeigu naudojat skirtingus metodus, kaip jūs daro techninę analizę, sakykime, norite išskaldyti, kur būtų jūsų VWAP-ai, ar ten kažkokie tam tikri pagal SMC lygiai, ar ten ICT, ar kitokias metodikas naudoja, tokias kaip profilius ir taip toliau. Jūs galite tiesiog gražiai įsiskaldyti savo chartus į skirtingus templates, kuriuos labai lengvai galite greitai pasijungti. Arba, jeigu norit turėti vieną tuščią chartą, kur jūs galėtumėt pasipaišyti tiesiog kažkokius dalykus, taipogi galite tiesiog susikurti visiškai tuščią chartą, kur kas kartą atsidarius galite tiesiog automatiškai gražiai pasipaišyti, ką jums reikia. Tai kokius dalykus galite paišytis, tai galbūt kažkokios schemos, uptrendo, arrange'o, ar kažkokią darot, kūrėt savo strategiją, kurią norite tiesiog pasibraižyti, kaip struktūriškai turėtų atrodyti price actionas. Tokius dalykus visokius galite irgi labai paprastai pasibraižyti pas save ant TradingView ir tiesiog įsisaugot, pasidalinti su kitais ir taip toliau.
Tai būtent tokiems dalykams visokiems galim naudoti būtent skirtingus template'us. Kam aš asmeniškai naudoju, aš turiu savo, sakykime, bendrą apžvalgos template'ą, kur atsidarius vos pradėjus dieną galiu tiesiog pamatyti, kaip iš bendro vaizdo atrodo marketas tą dieną, kaip atrodom per didesnį time frame, tai time frame, sakykime, gali būti kaip atrodo dieninis čartas 30 minučių, 4 valandų ir 5 minučių čartas. Kitas dalykas, ką aš turiu, tai turiu būtent tuščią čartą, kur aš tiesiog kartais pasibraižau tam tikrus brėžinius, kuriuos tiesiog panaudoju kažkur, ar ten savo, ar tai pasidalinu su kitais ir taip toliau. Turiu dar vieną template'ą, kurį aš naudoju tiesiog backtestinimui, darant replay. Ir turiu dar vieną template'ą, kuris yra mano pagrindinis, kur visi mano brėžiniai yra gražiai sudėti ir tiek. Kalbant apie braižymus, vienas labai geras dalykas čianai, ką galit pasidaryti, tai sakykime, jeigu darot kažkokią techninę analizę ir ta techninė analizė susideda iš skirtingų dalykų. Sakykim, gali būti VWAP-ai kažkokie ir taip toliau. Tai ką jūs galite daryti? Galite atsidaryti Object Tree and Data Window ir ką matysit čianai? Matysit savo nubraižytus objektus. Ką galite daryti su jais? Galite sugrupuoti. Sudėti grupę ir pavadinti, kad čia yra kažkokie levels. Kada yra naudinga tai grupuoti? Tada, kai jūs norit viską bendrai sudėti į vieną. Tai turit tam tikrus levelius, pagal tam tikrą kategoriją galit visą grupę sudėti į vieną folderį ir bendrai paslėpti reikalui esant. Ir jie tiesiog dings iš jūsų čarto. Jeigu nenorit, kad jūsų tam tikras levelis, sakykime, judėtų, nes netyčia galit, pavyzdžiui, per telefoną labai paprasta yra pajudinti savo levelį, jūs tiesiog galit visą grupę užrakinti arba individualiai. Nebūtina, kad būtų folderiuose, galit kiekvieną dalyką individualiai užrakinti ir užrakinimas paprasčiausiai ką daro? Tiesiog neleidžia jums pajudinti tų levelių. Kaip šito. Kaip žinot, ar levelis užrakintas, tai pirmas dalykas, tai automatiškai matysit užraukto ikoną šalia tam tikro levelio ir apskritimas bus mažesnis nei, pavyzdžiui, šitam, kuris yra neužrakintas, kurį galim judinti. Taip pat yra kitas dalykas, tarkim, norit pasižymėti keliais, tai galite tiesiog laikyti Ctrl ir žymėtis, kiek jums reikia tam tikrų objektų, kuriuos norit ar sugrupuoti, ar ištrinti, čia nuo jūsų priklauso. Arba galima paspausti tiesiog ant vieno ir vietoj to, kad laikant Ctrl žymėti tam tikrus objektus, sakykim, norit pažymėti visus 3. Galit laikyti Shift ir kai pas jūs yra pažymėtas vienas taškas ir nesvarbu ar nuo viršaus ar nuo apačios, laikant Shift ir paspaudus ant paskutinio objekto, kurį jūs norit pažymėti, pasižymės visą eilę tų objektų. Ir juos tiesiog galite ištraukti iš folderio ir panašiai. Vienas objektas taip pat gali būti pervardintas. Jeigu naudojat, sakykime, tam tikrus levelius dažnai kiekvieną dieną ir kiekvieną dieną jos tiesiog judinat per tam tikrus kainos lygius, tiesiog galit pasižymėti, persivardinti ir kas kart bus atsidarę savo Object Tree, jūs tiesiog automatiškai žinosit būtent, ką čia per levelis yra ir žinosit, ką daryti su juo. Kiekvienas, sakykime, objektas, kurį uždedat, jisai taip pat yra konfigūruojamas. Galit pasikeisti pagal savo reikalavimus, jeigu jūs tik tai norit
pasikonfigūruoti, kaip jums patogiau yra. Turit kažkokį levelį, sakykime, galit pasikeisti kainą, pasirašyti ir būtent tenai peršoks. Galit pavadinimą parašyti, kuris atsiras būtent ten, kur parašyta pas jūs, kad jisai atsirastų. Tai galim parašyti irgi kažkoks level, pakeisti spalvą teksto. Matom, automatiškai yra parašyta level čia. Galim į viršų, galima į apačią, galima į kairę, galima centralizuoti ir taip toliau. Čia viskas nuo jūsų priklauso, kas jums labiau patinka. Kiekvieną dalyką, ką užsidedat, ką susirašot ir taip toliau, sakykime, spalvos, tekstai, galima įsisaugoti taip pat, kaip įsisaugojam spalvas. Tai kaip tai būtų? Paspaudžiam ant template, save as ir save. Ir dabar kitą kartą įsijungti galim irgi šitą savo template'ą ir viskas tiesiog identiškai bus. Arba kitaip galim pakeisti, tai tiesiog paspausim ant objekto, dešinį pelės mygtuką, templates. Jeigu objekto tipas yra toks pats, kurio įsaugoja template'ą, tiesiog rasite čia, jeigu ne, tai reiškia, ne čia įsaugoja. Ir tiesiog pasirinkę template'ą, gausim identišką setupą. Pavyzdžiui, galim pakeisti spalvas. Save as, level, save, OK. Ir dabar paspaudę čia, automatiškai vėl gausim tą patį dalyką. Tiek iš šito yra. Dar vienas labai svarbus dalykas, tai yra kurti savo watchlistus. Ir kaip juos sukurti. Tai pirmas dalykas, create a new list. Duodam pavadinimą. Tarkim, test. Ir automatiškai būsim tam tikram liste. Galim prisidėti vėlgi į favorites ir greitai persijungti vos tik tai reikalui esant. Ir ką dabar turim daryti, jeigu norim irgi prisidėti savo visokių tikerių, kad nereikėtų mums ten kas kartą rašyti ten Bitcoinas ar Ethereum, mes galim tiesiog viską prisidėti čia, paspaudę ant pliusiuko. Šiuo atveju, tarkim, šitą galim prisidėti. Ethereum, belę kokį čia prisidėsim. Naftą. Ir belę ką čia irgi įsidėsim aukso. Ir automatiškai šitie dalykai bus labai lengvai pasiekiami mums. Labai greitai galėsim tiesiog persijungti per chartus ir matyti tam tikrą informaciją apie savo simbolius. Ką taip pat galima padaryti, tai taip pat galima sukurti sekciją. Tarkim, kaip galim naudoti sekciją. Jeigu turim skirtingų tipų kažkokius tikerius, tai ką galim parašyti? Galim tiesiog pasirašyti kripto ir įsidėti savo visas tos dalykus būtent prie kripto. Jeigu turim kažkokius naftos produktus ar ten stokus ir panašiai, tai galim tiesiog sekciją oil pasidaryti. Galim vėlgi gold. Ir galim jos keiteliuoti taip pat. Reikalui esant. Ir taip viskas irgi bus daug geriau organizuota, pasislėpsim, ko nereikia, greitai galėsim pasiekti tam tikrus dalykus, kurių mums reikia ir tai tikrai sutaupys labai daug laiko. Kitas dalykas, ką turim, tai turim taip pat naujienas, turim naujienų kalendorių, kur tam tikrai dalykai pranešami. Viskas yra
tikrai labai panašiai kaip ir Forex Factory puslapis. Aš pats asmeniškai dažniau įsijungiu tiesiog Forex Factory, nei šitą naudoju ir tiesiog žinau žmonių tų, kurie naudoja tik tai šitą, nes viskas tiesiog yra vienai vietoj. Turim ir screenerį, pagal kurį galim labai greitai susirasti, tarkim, top kažkokius assetus, kuriuos norim tradinti ir panašiai. Visokių opcijų yra, pagal kuriuos galit išsifiltruoti savo tikerius ir tiesiog ieškoti treidų pagal geriausiai pasirodančius tikerius. Tai tiek. Kitas dalykas irgi, ką noriu pasakyti, tai greitų metų vos pasiekus 150 narių pas save Discord'e duosim 1 mėnesį nemokamai žmogui savo kursą. Per mėnesį tikiuosi galės išmokti, kaip tradinti ir rasit linką, kaip prisijungti prie mūsų tiesiog video aprašyme. Ir nugalėtoją paskelbsim kitą savaitę, link savaitgalio, ir pasirinkimai bus tiesiog būtent iš visų žmonių. Tai yra šansas laimėti, manau, ir atsinešti naudos į savo gyvenimą. O šiaip, jeigu turit kažkokių klausimų, galite irgi taip pat užeiti pas mus, klausti, arba tiesiog pakomentuoti, palaikinti video, ar tiesiog subscribinti į mūsų kanalą. Tai iki kito video.